Atsimenu tik tiek, kad mane labai nustebino, ne tik kad šokiravo, bet tikrai buvau maloniai nustebinta, kad labai gražus ofisas. Nes iki tol aš nebuvau mačius gamybinių įmonių, kur būtų tokie modernūs, gražūs, patogūs ofisai. Pirma diena buvo įdomi ir kupina naujovių. Netgi šiek tiek bauginanti, bet kaip matot, po 2 metų aš vis dar čia, tai vadinasi viskas gerai. Labai gerai prisimenu savo pirmąją dieną. Su Donatu ėjome į ekskursiją. Ekskursija dar Feuras dirbo senoj gamykloj ir aplankėm viską, kur buvo vienas konvejeris visam Jupiteriams visiems. Antram aukšte buvo surinkinėjamos vitrinos ir ydos. Vietos atrodo kaip kišeniai, palyginus su dabartinė gamykla, bet įspūdį paliko milžinišką. Graži saulėta rugpjūčio mėnesio viena paskutinių dienų. Atėjau, aišku, su jauduliu, bet ir tuo pačiu su džiaugsmu, nes jau labai džiaugiausi, kad mane įvertino ir pasirinko dirbti čia. Pirmoji diena Priore buvo neapkraunanti. Buvo tiesiog keista, kad labai visur tylu, ramu. Bent jau pirmą dieną tai buvo. Dinaminė tokia. Visko daug, greitai stengiausi viską imti, apimti, o gavosi kaip gavosi, nes kur esu. Atsimenu, kad aš atėjau iš mažytės įmonės ir atėjau ir čia tiek buvo daug žmonių, bet labai patiko tas, kad galėjai pas bet ką nueiti ir visi pagelbėti. Turbūt kaip ir visų, biškį susipažįsti su kolegom, biškį pasišneki, ką pats veikė anksčiau, ką kiti veikia, kažkiek toks susipažinimas būna ir viskas.